Ar jauti, kad tavo vyriškumas kiek prislopęs? Tai ne krizė, tai kūno, proto ir metų ciklo signalas. Mes artėjame prie senosios Saturnalijos žemiausios solsticijos šventės. Tai yra laikas, kuomet vyrai ir kiti žmonės pasimdavo tai, kas sena, sudegindavo, tai išmesdavo ir priimdavo tai, kas pasiteisino praeitų metų planuose, žmonėse, veiklose ir tai perkelia į sekančius metus. Tai svarbus ritualas, kurį verta atlikti. Išmesti seną ir priimti naują. Todėl mes organizuojame vyrų ratą, kuomet susijungsime su garu, pirties garu, peržiūrėsime praeitus metus ir pabūsime vyrų rate. Aš Vytenis Sinkevičius, jau 20 metų praktikuoju budistinės daoistinės praktikas, esu įkūręs vyrų klubą Šviesos karys. 13 metų darau vaizdinių medicinos terapijas, su tave patirti vyrų ratą. Tai ne spa, tai druskų inhaliacija, vantų masažas, kvėpavimas, emocijų paleidimas ir visapusiška transformacija. Jūs, moteris, jeigu matote, kad vyrui trūksta krypties, kad vyrui reikia paleisti senus prieraišumus ir priimti naują, padovanok šitą vyrų ratą savo mylimajam. Jisai grįž aiškesnis, tikresnis ir turės aiškesnį gyvenimo kryptį. Vyrai, susitinkam vyrų rate, susitinkam vyrų rituale, kuriame kiekvienas gausime tai, ko mums reikia. Kviečiu į vyrų klubą Šviesos karys kalėdinį renginį, kuriame paleisime seną ir priimsime naują. Iki.